Tadam! Projektas Kur švęsti. Su jumis sveikinasi renginių vedėjas Remigijus Žiogas, 3 karaliai. Ir mano kolegos Aurimas Cibulskas, už ekrano Tautvydas Lubys. Ir kur mes randamės Vila Bisena. 20 km iki Jurbarko ar 15? 15, nu bet čia toks mažas skirtumėlis. Taip, ir labai nuostabi vieta, netoli Panemunės pilies ir palei Panemunę graži išskirtinė vieta. Tad apie ją plačiau mano kolegos Aurimas ir Tautvydas. Taip ką, aišku, pradžioje žmonės atvyksta, statosi automobilius, jums yra klausimas, kiek parkingų vietų siūlo Vila Bisena. Tai 30 automobilių gali puikiai tilpti bendroje aikštelėje visai netoliese. Toliau iš karto juos visada pastinka Bisenos personalas, nurodo, kur yra kambariai, o kambariai yra arba viename namelyje, arba pagrindinėme pastate. Taip, tai dažniausiai keliaujame į apačią terasėlę, bet prieš tai iškart pažiūrėkime, kur randasi pirmieji kambariai. Ir šitame pastate, čia yra tik miegojimo pastatas, ten yra ir šventės salė. Bet dabar keliaujame į paprastą kambarį numeriuką svečio apžiūrėti ir tada, aišku, į jaunųjų kambarį su gulbėm. 60 žmonių patogiai mygdo, nors išsidavė savininkas, kad yra čia miegoję ir 80 žmonių. Tai kambariai patogus, viskas, ko reikia, lovytė. Yra tokio blokinio principo, 2 kambariukai dalinasi vieną sanmazgą. Sanmazgė ko daugiau reikia, muiliukai, dušiukai, visi kiti dalykėliai, ko labiausiai ir ieškome. Taip, kambarį prieš tai, kur parodėm, kaip savininkas sakė, ten buvo pristatyta lovytė vaikui, tai va dabar filmuojam tai, kas nepristatyta ir keliaujame į antrą aukštą, kur yra jaunųjų kambarys. Viršų, kaip savininkas sakė, į dešinę ir į dešinę. Tikriausiai kambariai yra labai svarbu ir kada galima atvykti. Tai nuo 16 valandos yra atvykimas į vilą, o išvykti reikia iki 1 valandos dienos, nebent tai yra sekmadienis, tada galite išvykti 3 valandą. Taip, dar kartelį keliaujam į sanmazgą. Dušai ir tualetai yra visuose numeriuose. Ta prasme, nėra kažkokie tualetai, kur ten visam pastate 3. Viskas yra pakankamai gražu, tvarkinga. Tikrai ne kartą čia buvom, o dabar keliaujame ten, kur keliauja atvykę svečiai. O jie visada keliauja, net galima pasakyti, 3 lygių terasą. Ir lygiai yra pagal aukštą. Į laukimo zoną šviesą išjunkime, taupykime elektrą. Visi, dažniausiai bent jau pasitikimas vyksta štai čia. Dažnai čia būna ir arka dekoruota, pasitikimai, sveikinimai ir taip, keliaujame į starto vietą. Taip, svečius palydi vakaro personalas į apatinę terasą ir apatinę salę, čia atsargiai katinėlis. Tai va, kaip ir minėjau, yra 1 terasa, tada keliaujame į -1 aukšto terasą. Šiaip dažnai šioje vietoje vyksta ir ceremonijos. Jeigu mūsų operatorius ateitų greičiau... Va, operatorius viršuoja. Va, štai, malonu matyti. Čia vyksta ceremonijos. Šiaip labai gerai, seniau toje vietoje būdavo kubilas, dabar jo nebėra, tai atsiranda dar papildomas vietos svečiams. -2 aukštas, taip. Kai atvykstate čia, dažniausiai čia ir vyksta svečių laukimas, kol grįš jaunieji. Alaus kraniukai, užkandukai, rami zona, galima pailsėti. Draudimų nėra jokių. Nei garso, nei fejerverkų, nieko. Viską galima, dūmus viduje galima. Taip, kad kviečiama užeiti į vidų ir pasižiūrėti, kaip atrodo salė, kur laukia svečiai jaunųjų. Jeigu lietingesnė diena arba tiesiog vėsesnis laukia oras, svečiai atvyksta čia. Čia yra ir baras, ant jo vis dar laukia užkandžiai, vienas iš personalo vis dar nurodo. Šiaip yra vis dar juokinga situacija. Visi, kas dirba Bisenai, žino šitą kolonėlę. Vis dar žino, kad būna 2 lygių vakarėlis, dažnai atvykus
kai kolektyvas statosi aparatūrą, čia jau girdi mėgstamiausias šefo Juliaus dainas. Taip, tiesiai matome pirtį, kur įsijungia šviesa. Niekas nežino. Dar, man atrodo, žinok, aš pats niekada nebuvau suradęs tiksliai, kur čia šviesa jungiasi, bet kad suprastume, čia dažniausiai apsistoja personalas ir čia būna taip pat ir pirties zonos. Ir šiaip pirtis yra tikrai inovatyvi, turi ir 4 kėdės. Tai nebūtinai reikia sėstis, gultis ant klaustų visokių. Taip, mūsų kambariukas, bet keliaukime pasižiūrėti, kaip atrodo viršuje salė. Taip, svečiai laiptukais pakyla į viršų, ten laukia šventinė salė, kuri talpina patogiam sėdėjimui 60 žmonių, jis prasideda savininkas, tačiau, žinokit, manau, yra tekę ir dar daugiau svečių turėti čia. Taip pat ir vaikų kambarys, kas yra labai patogu, nes jis yra arti pagrindinės salės. Tėveliai neturi, eiti į kitą pastatą, prižiūrėti vaikų. Yra ir jiem atskirai paruoštas staliukas, pavalgyti. Ir aš šiaip labai asmeniškai mėgstu prieš vakarienę pažaisti su šiuo krokodilu. Čia yra, kas žino iš mano komandos, mano vizitinė kortelė. Jeigu kas, tau įkas. O tai va, toks mano šūkis yra. Taip, grįžtame į pagrindinę salę ir štai čia turime barą, tiek mobilų barą, jeigu reikia įsikūrėm čia, jeigu reikia įsikūrėm žemesnėme aukšte. Štai šioje vietoje dažniausiai kūrėsi didžiai, vedėjai, grupė ir visa kita. Taip. Užkandžių staliukai ir turime, kiek sakė, čia yra dabar padarytas sėdėjimas 50 žmonių. Tai tikrai galite pamatyti, kad labai erdvi patalpa. Užtenka vietos ir grupiai, ir pasirodymam, ir 50 žmonių sėdėti ir valgyti, ir šokti. Taip, jeigu būna mažesnė šventė, kaip ir Tautvydas minėjo, barmenai savo statosi atskirą stalą, bet šiaip labai dažnai, kad sutaupyti vietos yra stojama prie jau Vilos Bisenos esančio baro. Šiaip dideli pliusai, tai kadangi tikrai šitą vietą man širdžiai asmeniškai miela yra, tai labai fainas personalas, labai tikrai gerai dirba merginos, o čia yra laiptai į viršų, bet jau kambarius matėt? Taip, dalis kambarių yra ir viršuje, bet kiek minėjo, jie labai panašus ir kaip mes galim praleisti mūsų tualetai. Sanmazgiukai, visiems svečiam arti salės, pakakoji, pasisioji ir toliau tu baliavoji, kaip sakytų mūsų buvęs kolega Laurinas Šimkus. Taip, ok, Aurimai, jeigu galėjai pasižiūrėk telefoną, kiek kainuoja, kokias kainos kitam sezonui, 25 metam? Taip, tai sodybos kaina yra nuo 1000 iki 1100 eurų, maitinimo žmogui nuo 52 iki 60 eurų. Jeigu manęs matematiniai įgūdžiai neapgauna, bendras suma 50 žmonių gautųsi nuo 4000 apie 4600 eurų. O dabar keliaujame į antrąjį aukštą, į kurį veda mūsų kamera, veda ir mano kolega Tautvydas. Taip, kaip prieš tai juokiamės, ši vieta turi ir bendrabutį. Papapapam. Čia yra maždaug 300 miegamų, neskaičiau. Nemažai miegamų vietų. Tačiau jinai turi ir atskirą įėjimą. Galima eiti pagrindiniais laiptais, galima eiti šoniniais, kurius atsidursite iš karto už didžiaus sienos. Čia yra Sanmazgiukas. Taip, antrasis Aurimo simbolis. Ne, šiaip yra labai smagu, kad Bisena labai, nežinau kiek yra aktuali vestuvininkam, bet labai prisideda prie daug įvairių Jurbarko miesto projektų. Ir pabaigai tiesiog gal praverti duris reikėtų. Praverti duris, kurios yra užrakintos, nes yra vis dar galvoje, kad nieks neteitų iš aplinkinių, nes kai čia vyksta vakarėlį geri, o čia vyksta vakarėlį geri, kažkas nori gal ir ateiti. Šiaip šita vieta dažniausiai, tikriausiai visi žinom iš kolegų, čia būna šampano piramidės, čia būna ir ferverkai, tenai toliau pievoje jie ir vyksta, čia vyksta įvairiausi pasirodymai. Gintaro dulkės, pasirodymai fakyrų, ledo šou, viskas čia aplinkui
visada be jokių garso ribojimų. Ir keliaukime, šiaip čia beje būna ir šampano tokia kaip siena. Jinai galbūt dabar nesimatys per video, bet labai gražiai atrodo, kad nereikėtų personalų laikyti padėkliukų, būna sudėtos taurytės, labai labai faina. O dabar apibendrinsim visą šitą dalyką. Tai apibendrins mūsų kolega Remigijus Žiogas, o daug ką įvardinom. Ir ką galbūt jis pridės į savo pusės? Galiu pridėti, kad vieta yra tikrai autentiškoje vietoje, šalia yra Panemunės pilis, dažnai būna paskutinė vieta, kurioje daro fotosesiją jaunavedžiai ir senuoju plentu atvykstama į šią išskirtinę vietą. O pats didžiausias išskirtinumas yra, kad savininkas Julius pats gamina karštuosius patiekalus visiems svečiams, jauniesiems ir gamina netgi su komado patalpoje ir lauke priklausomai nuo oro sąlygų. Ir čia yra didžiulis jo išskirtinumas. Vieta, aplinka įpareigoja jūs šitoje vietoje atsipalaiduoti ir gerai praleisti laiką. Tai, mėlyjeji, projektas Kur švęsti, Remigijus Žiogas, Aurimas Cibulskas ir Tautvydas Lubys. Ir esame viloje Bisenoje. Tad ačiū Jums, spaudžiame like, share